Na ką, man tai su pergalė tave. Ar tikėjais 2-0, kad laimėsi? Iš tikrųjų sunku pasakyti. Manau, kad apylygės varžybos buvo. Nesitikėjau. Galvojau, kad lygiosios bus, bent lygiosios. Bet pavyko laimėti, tas labai smagu. Šiandien pelniai įvartį ir pelniai iš baudos smūgio. Ar Šiauliai turi Davidą Bekhemą? Oi ne, tikrai ne Davidą. Šiauliai turi Mantą Kuklį. Na ką, Tadai, su pergalė ir su įmuštu įvarčiu? Ačiū labai. Kaip galėtum pakomentuoti savo įvartį? Esi Vėtros skriaudikas, galima pasakyti. Kaip čia pasakyti? Buvo Šilėno vėl geras perdavimas ir su galva nukreipiau vėl vartus ir įvartis. Įvartis labai panašus į sostinėje pelnytą. Tai viskas taip pat, tik va iš kitos pusės gal, bet tas pats va Šilėno perdavimas ir buvo įvartis. Tai ką aš daugiau. Ar prieš rungtynes tikėjaisi pergalės 2-0? Tai visada tikėsi eidamas į aikštę, kad laimėsi. Šį kartą pasisekė 2-0. Ir šiaip mes, manau, geriau dar atrodėm už Vėtrą ir pelnytai laimėjom. Atlikai šiandien rezultatyvų perdavimą, kaip pasisekė taip ar tiesiog taip? Rezultatyvus perdavimas tai ne įvartis, bet pusė įvarčio galima sakyti. Pasisekė, nepasisekė, tiesiog daviau draugui perdavimą ir taip išėjo, kad jis atsirado toje vietoje ir įmušo. Kaip vertini šias rungtynes, ar tikėjais 2-0 pergalės mūsų? Pergalės tai tikėjaus, kad laimėsim, rezultato galbūt nežinau tiksliai, bet kad laimėsim tai tikėjau. Congratulations, Fabio. Your comment about this game? But we prepared the match in a week. Today morning we have analysis match. In all week we work for begin to understand what I want from team. Team player work very good all week in training. And today begin understand what I want. How football must play team and have first time in 10 minutes we have 2 chances, important chance, but don't take after middle before finish first half football have goal after change your match. Trenerio, rungtynės ir rezultatas ko gero netenkina, pralaimėta 0-2? Taip, aišku, netenkina. Ir aš galvoju, pagal rezultatą, aišku, kitaip turėjo gal viskas pasibaigti, bet aš galvoju, kad du smūgiai du įvarčiai buvo. Abudu vartininką grobiausias klaidas, man atrodo, per 2 rungtynės. Pirmas momentas, kada iš 200 metrų šoniukų įmuša į vartininką kampą, taip. Antras. Bet Šiauliai gynėsi teisingai, aišku, neišnaudojame keletą progų antrą kėlinį, kada galėjo rezultatas pasikeisti, pralaimėjom. Šiandien aikštėje ir ant atsarginių suolo nematėme Šerno, Jankausko ir Stankevičiaus. Kodėl? Nėra dabar komandai, jie išvažiavę vienas į vieną peržiūrą, kitas į kitą. Stankevičiaus tikriausiai nebus.